Nu va, kylam link Stelvio paso, link Italijos sienos. Čia manau, kad labiau apsimoka. Čia superinis keliukas. Ir paskui jau važiavus Italiją į kairę, per Stelvio. Aš nieko nemaišau, Stelvio. Man susimaišė visus su viršūnė. Prafilmuosiu šitą keliuką, smagus keliukas. Aš šį vakar prasilėkiau, nes kai kurios navigacijos rodė, kad nėra ten kelio uždarytas. Ir kas svarbiausia, danga Šveicarijoje. O aš čia pats tą keliuką kažkaip radau, kadangi norėjau įsimiegot pasimti viešbutį kažkur prie Stelvio paso netoli. Nu, ten kainos biški neprotingos Italijoje buvo. Ir čia pys per bookingą kažkaip tai išlindo skylė tokia viešbutį, visai neblogam Šveicarijoje. Ir vat, gaunasi aš apačioje viešbutį įsimiegojau, va šito keliukų kylu, kertu ant kalno Italijos sieną ir tiesiai beveik prie Stelvio paso viršūnės. Ten į kairę ir varau toliau. Tai va, labai neblogai. Šitą kelią rekomenduoju. Miestelio dabar atmintinai neatsimenu. Ir kartais aš pagaunu, kad siaurai lendu ir užmirštu, kad aš su dėžėm. Negi jie damins iki viršaus. Mano viešbutį grupė gyvena ten, apie 20 žmonių. Vokiečiai. Nu tokie. Alų geria vakare. Šnapso negeria. O tas Stelvio pasą populiaru. Bent vat kiek mačiau lietuvaičiai važiuoja, nu tai jie Italijoje pradeda, Italijoje pabaigia. O čia yra vat įlindimas toks nuo Šveicarijos, toks superinis. Tilčiukai tokie siauri, nu su dviračiu tai aš prasilenksiu. Aišku, aš neteisingai pagaunu tas trajektorijas. Čia pavarinėt gerai kalnuose reikia, nemažai aš jau pravažiavau tų kalnų, bet dar pagaunu, kad kai kur tokios apsisukimuose kitaip važiuoti reikia. Tik tokį spindulį daryti. Mažiau rizikos susiplakti su kam nors ir taip švariau gaunasi. Ir tu didesniu greičiu pravažiuoji. Palei kraščiuką kaip paleidai. Čia dviratininkų rojus. Ir čia aš mačiau nuo asfalto kažkokios žymės yra. Aš įsivaizduoju, kad galbūt tie čia kažkokios renginiai, varžybos, dviratininkų. Nu tokia danga čia. Pas mus kartodromuose nėra tokios dangos, kaip čia padaryta. Labai gražus kelias. Afriką nuvažiavo. Aš navigaciją pasileidau per Tomtomą. Vietinis sumerga. Šūtina.
Aišku, su asfaltiniu padangom, su multikais, be pigų. Bet tai kas čia su multikais? Su Afrika, ko puikiausiai čia. Šūtint gali, čia biškį kelią žinotum. Ai, tai va, kodėl apie TomTomą. Tai per Android Auto paleidau TomTomą, kad interneto man nereiktų, nes Šveicarijai biškį kainuoja, jau ne Europos Sąjunga. Tai turiu Spotify, kuris gali varyti, kad tu užseifinės be interneto ir ko puikiausiai TomTomas rodo kelią. Iššoksiu į Italiją, paleisiu duomenis vėl ir Google pasileisiu. O ten viršų, jeigu matosi jau Stelvio viršūnė. Ir vietoj neužilga bus Italijos siena. Nu, gal dar porą kilometrų, porą serpentinų. Mes ramiai. Mesgi ne kalniečiai, mes lietuviai. Mes ant greitesnių posūkių juos padarysim. Šituose serpentinuose savo specifika. Tu dročini prieš kiekvieną. Nu va, sieną. Važiuosim ramiai. Nes gali kartais ir pasus patikrint. Bet manau, kad ne. Ir Stelvio paso kelias. Ten aš nebuvau dar. Nu tik, chebra pasakau. Nu vat, iškart asfaltas, išdaužytas. Nu, jis neišdaužytas, ištraukinėjęs toks. Fotografas sėdi. Gali nuotraukas užsisakyt pas jį. Ir ką aš galiu pasakyti? Tas šveicariška dalis kol kas daug fainesnė buvo. Ten aišku viršų tik vaizdas, kiek žinau, bus. Vėsų biškiau. Fotografas. O, čia koks tūsas. O, ten kiek mocų pasistatė. Čia turbūt tie vaizdai, ne?
Čia tas vadinamas Stelvio pas kelias. Nu, atrodo įspūdingai. Jo. Nu, vat. Kaip ir visi, padarėm selfį. Pasirodysim, kad mes čia buvom. Nu ką, ir leisimės po miškį. Pasižiūrėjom. Čia chebra iš viso pasaulio suvažiuoja. Pasižiūrėt šito daikto. Tikrai daiktas įspūdingas. Mes leisimės į apačią. Visokiausių motociklų, visokiausių. Kavinės, suvenyrai. Ai, nereikia. Aš pats savo suvenyras. Taip, biškį sniego turim. Čia jis niekad ir neištirpsta. Motoroleriai važiuojam. Nu jo, kiekvienas turi savo struktūrą, reikia prisisaikinti. Čia palenksi gerai su dėžėm gali brūžinti. Ir eismas didelis, siaura. Renka neužmiršk, kad tu su dėžėm. Dar to su dviračiu nelabai aplenksi. Sakė porą kartų, pakils, nusileist ir šutinsi. Pradžių nematė manęs visai. Nu, ir iškart į vidų leinam, ne?
Kažkaip tie fotografai čia susėdė. Tai yra svetainė, paskui lyst gali paprašyti, kad tavo siūstų. Babkių pervedė ir tavo siunčia nuotrauką. O, gražus veidai, nėra ko lėkti, reikia vaizdų žiūrėti. Užsimoji ten motas atvažiuoja. Bet tiek raščiukų turėtų važiuoti. Blet, aš tą skardį užkabinti galiu. Čia negerai aš dariau. Vėl ausis bus užgulusios, kol provokalų neįkalsi. Čia reikia nelyst anksti. Taip pat reikia pravažiuoti. Jausmai atbukę, jau nuo kasdienybės. Ir sieloj kunkuliuoja tirštos mintys ir netirpsta. Žvelgi tolyn ir užsimerkęs užuodi tą gilų kvapą laisvės amžinos. Pabėgt vienam tolyn kažkur už horizonto, kur tik motoro garsas, vėjas ir dangus. Ten, kur kalnų viršūnės kelio neberodo, kalnai išvalo, bet tik priima laisvus. Kai žvilgsnis tampa be aistros ir abejingas, su debesim vėl slenka mintys pašalinės. Išlėksiu ten, kur jūsų žingsnių aido nesigirdi, nepasakydama sudie, turiu trumpam pabėgt nuo beprotybės. Pabėgt vienam tolyn kažkur už horizonto, kur tik motoro garsas, vėjas ir dangus. Ten, kur kalnų viršūnės kelio neberodo, kalnai išvalo, bet tik priima laisvus. Išeidamas vis ištariu vidum, aš greit sugrįšiu. Gal šitas jausmas iš silpnybės ar vilties, ir šitos mintis tarsi pririšimo rykštė, o gal tai karmos rykštė iš dalies. Pabėgt vienam tolyn kažkur už horizonto, kur tik motoro garsas, vėjas ir dangus. Ten, kur kalnų viršūnės kelio neberodo, kalnai išvalo, bet tik priima laisvus. Pabėgt vienam tolyn kažkur už horizonto, kur tik motoro garsas, vėjas ir dangus. Ten, kur kalnų viršūnės kelio neberodo, kalnai išvalo, bet tik priima laisvus. Nu ką turbūt. Viskas. Tai va, čia dabar tiek įspūdžių, kad man viskas susimaišė galvoj. Kol kas didžiausią įspūdį paliko Šveicarijos dalis. Kol kas, ko gero. Kas dėl pakaifavimo, pavažiuoti. Bet, ko gero, reiks ramiai video pažiūrėti. Kažkada ramiai. Pražiūrėti visus tos kalbų važiavimus.
Lekia, pasukai, lekia. Pabėk vienam tolyn kažkur už horizonto,